Sveiki, malonus klausytojai ir žiūrovai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę kalbam apie nesaugumą dėl maisto ir maisto trūkumą. Tai yra du atskiri specifiniai reiškiniai tiriami psichinės sveikatos kontekste. Nesaugumas dėl maisto tai nerimo pagrįsta būsena, kuri gali neigiamai veikti žmogų net nejaučiant alkio ar konkrečiu metu netrūkstant maisto. Tai neužtikrintumas dėl ateities. Būtent taip, kaip jau esame girdėję daug kartų. Nežinau, ar turėsiu ką valgyti. Šalia dažnai diagnozuojamo bendro nerimo sutrikimo arba angliškai Generalized Anxiety Disorder arba GAD stebima ir vadinama trūkumo nuostata, angliškai Scarcity Mindset. Tai jau kognityvinis darinys mūsų galvoje. Smegenys neatsipalaiduoja nuo nuolatinės įtampos būsenos, nepaliaujam vertinti turimų resursų, pritrūkstam dėmesio pajėgumų kitom veiklom ir galiausiai imam patirti pervargimą nuo sprendimų, kuris angliškai, jeigu ieškosit, vadinasi decision fatigue. Maisto trūkumas arba food deprivation tai yra realiai patiriamas badavimas. Tyčinis, tarkim, kai imamės protarpinio badavimo arba netyčinis, kai, tarkim, skurstam ir neturim pakankamai pinigų maistui. Psichinės sveikatos kontekste tyriamos biologinės maisto trūkumo pasekmės. Organizme trūkstant gliukozės ar pagrindinių mikroelementų, tokių kaip magnio ar vitamino B, yra įjungiamas taip vadinamas išgyvenimo režimas. Tai dažnai pasireiškia kaip padidėjęs irzlumas, smegenų rūkas ir aktyvesnė kortizolio gamyba. Ilgalaikis badavimas gali baigtis klinikinė depresija, valgymo sutrikimai, socialinė izoliacija, įkyriomis mintimis apie maistą ir emociniu nestabilumu. Nesaugumas dėl maisto ir psichinė sveikata yra tarpusavyje susiję. Nesaugumo jausmas sukelia stresą, nerimą ir depresiją. Psichologinių sunkumų patiriantiems žmonėms sunkiau rasti darbą ir pasiekti finansinio stabilumo, o tai dažnai veda atgal į nesaugumą dėl maisto jausmo. Primityvioji nervų sistemos dalis yra aktyvuojama, nes netenkinamas arba rizikuojam netenkinti bazinio poreikio. Psichologiškai neigiamą poveikį turi ne tik maisto trūkumas, bet ir su juo siejama gėda, apgailestavimas ir savivertės praradimas. Besimokančiam jaunimui maisto trūkumas dažnai siejamas su sutrikusiu gebėjimu sutelkti dėmesį ir ADD ar ADHD tipo simptomais, kurie atsiranda dėl lėtinio streso. Vitamino B12, geležies, omega-3 riebalinių rūgščių trūkumas tiesiogiai siejami su nuovargiu, dirglumu ir mąstymo sutrikimais, kurie gali būti panašus į depresijos simptomus arba sunkinti jau esamą depresiją. Tai ką galima daryti tam, kad psichologinė būsena nebūtų tokia bloga, jei nesaugumas dėl maisto ar maisto trūkumas liečia jūsų gyvenimą. Pirma, valdykit psichologinį spaudimą. Bent jau stenkitės tai daryti. Tomis dienomis, kai gaminti maistą per sunku, leiskit savo valgyti paruoštą apdorotą maistą. Pavyzdžiui, konservuotas daržovės ir sriubas. Maisto kokybė yra svarbu, bet valgyti kažką yra svarbiau negu valgyti tobulai. Geromis dienomis pasigaminkite daugiau maisto ir atliekamas porcijas užšaldykit. Tai jūsų gelbėjimo ratas prastesnėm dienom. Jeigu dėl buvusių patyrimų jaučiat stiprų nerimą dėl galimo maisto trūkumo, paskirkit tam spintelę ar stalčių ir užpildykite jį negendančiu maistu, kad žinotumėt, akivaizdžiai matytumėt, kad maisto atsargų tikrai yra. Venkit gero ir blogo maisto etikečių. Blogo maisto etiketė sukels papildomą nereikalingą nerimą. Žiūrėkite maistą kaip į maisto medžiagų šaltinį ir į saugumo priemonę. Jei turit tokią galimybę, naudokitės bendruomenės šaldytuvais ir savipagalbos grupėmis, kaip galimybėmis gauti maisto be nereikalingo gėdos jausmo. O jeigu galit, tai ir patys suorganizuokit tokius savipagalbos būdus. Taip sustiprinsit ir saviveiksmingumo savybę, kuri jum viduje sakys, aš galiu ir kontroliuoju situaciją. Tikiuosi naudinga. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Akivaizdu, kad labai mėgstu mitybos temą, bet konsultuoju visomis temomis. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Jei reikia, rašykit man elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto
gmail.com. Taikos ir ramybės.